every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Ir atsistatydinimas man ir mano akimis žiūrint tai yra tiek. Aš to mes žiūrėdami viešajam gėriui tai pasitarna. Jie pustuštė, puskliutė. Paimsim DNR tyrimą. Čia tuščios tutelės, šovinių gamyba. O ant loko satano portfelio rasti nitratai, tai greičiausiai šis faktas. Čia šitiek pinigų, jis galėjo įsigyti naujų šovinių. Turėtume tiek įkalčių, turėtume rasti Čarlzą Lentoną. Ant Polo Strizevskio marškinėlių radau Trinos Roston plaukų, o kaip atspaudai ant žvakidės? Vienas buvo dalis atspaudos sustinko klijose, kuriuos jis naudojo žvakidėj. Manau, kad jis nemelavo. Kitas atspaudas tik dalinis. Dujo taškai atitinka Polą. Dujo taškai atitiktų ir mano atspaudą. Taip, jo kelnėse radau narkotikų pėdsakų. Kokių? Kokaino, metadono? Ne. Jis vartojo klozapiną. Bent jau turėtų vartoti. Tai psichotropinis vaistas. Jam šizofrenija. Ir jis turėjo tapti tėvu. Tas daug ką paaiškina. Deja ne. Trūksta įkalčio. Galiausiai paaiškėjo, kad viskas tarpusavy susiję. Ant skardinės radai DNR. Ar pavardę žinom? Stela Bolasevė. Rašymą? Rašiau aš. Ką pasakysi? Išsiaiškinau ryšį su skardine, kurią Mekas rado Ričkėje. Ant jos jūsų sulaikyto vyriškio DNR, Polas Strizevskio. Kaip tavo įtariamasis susijęs su mano byla? Rodos ši byla mūsų abiejų. Gražių gera nuotaika nesibaigia, nes dabar neriboti Facebook, Messenger ir Spotify gigabaitai ir dar 4 gigabaitai duomenų vos už. Old Spice dušo želės. Atsisveikinkite su prakaito prakeiksmu. Pasitikite vyrišką kvapą. Šį savaitgalį apsilankyk Moki veži
svarų, bet dabartinė jų vertė beveik 210 milijonų. Amanas buvo oficialus nacių leidyklos savininkas, kurį masiškai spausdino Mano kovą, bet taip pat jis artimiausias Fiurerio finansų patarėjas. Amanas buvo bjauraus būdo, bet geras reikalų tvarkytojas. Tai jis sugalvojo pavadinimą Mano kova, o ne Hitleris. Tik Amanas matė buhalterinės apskaitos žurnalus ir asmeniškai nugabendavo juos Hitleriui, kad ir kur šis būdavo, kai tik ateidavo ataskaitinis laikotarpis. Tai patvirtina keletas liudininkų. Niekas daugiau nematė dokumentų. Hitleriui prireikdavo pinigų, naudodavosi Amanu kaip banku. Maksas Amanas mirė 1957-aisiais, nusinešdamas Hitlerio pinigų paslaptį į kapą. Bet Niujorke amerikiečių buhalterinės ekspertizės specialistai vis dar ieško dingusio Hitlerio milijonų. Kenas Jormarkas visą gyvenimą bando atsekti užsienio bankuose paslėptus nacių pinigus. Apie Hitlerio banko sąskaitas nėra daug informacijos, žinoma, kad jis turėjo Šveicarijoje ir Olandijoje. Šveicarijos bankai, kuriuose Amanas turėjo sąskaitas, dabar priklauso šveicarų gigantui UBS. Bet Jormarkas įstikinęs, kad Hitlerio milijonų pėdsakai dar nėra fiziškai atšalę. Turėjo bylų, kuriuose sugebėjom rasti net 37 metų informacijos. Buvo pranešta, kad tie duomenys sunaikinti, o iš tikrųjų ne. Reikia sekti pinigus. Ne vien Jormarkas mėgina sekti pinigus. Hitlerio šeima irgi tuo užsiema. Pirmadienio vakarą per Baltikum televiziją žiūrėkite. 20:00 aktualiausios žinios. Pusę 9 britų draminis serialas Dickensiana. 21:10 Nicole Kidman dramoje Svetima šalis. Negirdi, kas yra. Sunku pažiūrėti, kad aš nesuprantu. Tada tu negirdi. Jis nuolatinis ir nepakeičiamas tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta, jis visada šalia. Baltikum internetas. Sveiki, šį vakarą Baltikum televizijos žiniose matysite. Dėl maršrutinių taksi užvirė ir politinės aistros. Uostamiesčio tarybos nariai čia įžvelgia miesto mero Vytauto Grubliausko bandymą atsikratyti atsakomybės ir suversti visą kaltę administracijos direktoriui. Savaitgalį klaipėdiečiai grožėjosi unikaliais ir ypatingo saugojimo vertais automobiliais. Pradėta nagrinėti mįslingų skiepų Dainos bosas dukrai byla. Žinios kaip įprasta 20 valandą. Naujas Baltikum auksinio sezonas. Adrenalino antplūdis ir gero veiksmo dozė. Jo sprendimai gali pakeisti visos žmonijos istoriją. Antroji trilogijos dalis apie utopinį ateities pasaulį. Mokslinės fantastikos nuotykių filmas Insurgente. Surask savo lūžio tašką. Tikri kvapą gniaužiantys triukai kultiniame filme Lūžio taškas. Karas paliečia visus. Grandiozinėme mūšyje žmonės ir mitologinės būtybės. Nuotykių ir veiksmo filmas Egipto dievai. Jie pateko į istoriją kaip vieni žiauriausių ir negailestingiausių Londono nusikaltėlių. Tomas Hardis biografinėje kriminalinėje dramoje apie brolius gangsterius. Legenda. Nuolatinis pavojus, išdavystės ir nenusakomas žiaurumas. Emily Blunt ir Benicio del Toro. Filme Sicario. Narkotikų karas. Baltikum auksinis. Laikas geram kinui. Filmą pristato Baltikum raiškioji televizija. Pagal nesenstančią literatūros klasiką. Žymus britų medžiotojas turi padėti turtingai gražuoliai surasti dingusį tėvą. Jų kelyje nenuspėjami safario pavojai, piktų kėslų turintys konkurentai, senovės mirtinas prakeikimas, o kelio pabaigoje laukia
apie 20 gyvų jo giminaičių. Sesuo Paula buvo pati artimiausia ir vienintelė, siekusi atgauti brolio lėšas. Hitlerio testamentas aiškiai teigia, kad Paula, jo įbrolis ir įseserė turi gauti viską, ko reikia vidurinės klasės gyvenimui. Tam būtina daug pinigų. Kai 48